Šią savaitę vis pašildanti saulutė nuolat primena apie artėjantį pavasarį. Apie jį byloja ir po truputį ilgėjančios dienos. Kartu su pavasariu savotiškai pabundame ir mes. Atsiranda didesnis noras sportuoti, judėti, na ir svarbiausiai – gražiai atrodyti, nusimetus žiemiškus rūbus. Skubame į grožio salonus, treniruočių sales, daugiau pasidomime sveikos mitybos ypatumais. Bet ar visada norėdami pasiekti greito rezultato, paisome specialistų patarimų. Ne vieno jų įsitikinimų sveika mityba ir pastovus fizinis krūvis turi būti ne pramoga, o gyvenimo būdas, kaip kad rytais praustis, pusryčiauti ar plautis dantis. Artėja pavasaris. Vis daugiau žmonių skuba į sporto klubus. Nori tą pavasarį sutikti kuo lieknesni ir pasiekti greitų rezultatų. Ar įmanoma tai padaryti ir ką patartumėte tiem žmonėm? Tas pavasaris iš tikrųjų labai yra smagu, gamta atgimsta, dienos ilgėja, su tuo ir tas noras sportuoti ir tikrai turim labai daug žmonių, visi tikrai nori sportuoti. Tačiau ir kiti metų laikai yra nemažiau gražus ir nemažiau tinkami sportuoti. Pavasarį jau mes turime pasitikti jau sustiprėję, kadangi prasideda ir kartu su tuo pavasariu prasideda ir tie pavasariniai darbai lauko. Tada žmonės čiumpa kastuvus, grėblius, pradeda grėbliuoti visą žiemą ir visą rudenį ilgą. Ta mūsų nugarytė, jinai nieko nedirbo, jinai tik gulėjo ant sofutės, o paskui mes pačiupę tos grėblius einame lauką ir mes susitraumuojame nugaras, kadangi yra nugaros raumenys labai silpni, netreniruoti per žiemą. Ir tada žmonės net nežino, iš kur jiems atsiranda nugaros skausmai, nežino, iš kur jiems atsiranda tarpslankstelinio disko įtrūkimai, nežino ir vėliau, iš kur atsiranda išvaržos. Tai mes turime keisti į tą sportą trupučiuką savo požiūrį, labiau domėtis. Ir tų greitų rezultatų siekimas iš tikrųjų labai stresuoja žmogų. Greitų rezultatų siekimas, ar nėra tam tikras stresas organizmui ir kaip jo išvengti? Greitų rezultatų norėjimas ir jų siekimas iš tikrųjų duoda labai didelį stresą žmogui. Kad ir, sakykime, tą stresą patiria ir labai daug dirbantys žmonės, kurie yra atsakingi už savo verslą, už savo žmonės dirbančius įmoniai. Stresą gali patirti ir namų šeimininkė, kuri iš tikrųjų ir galbūt nedirba kažkokį tai vadovaujamą darbą. Tas stresas jisai yra vienoks ir dirbančiam, ir nedirbančiam žmogui. Tačiau mes turime su tuo stresu kovoti, mes neturime iškelti per didelių savo tikslų. Tie tikslai turi atitikti mūsų galimybės. Ir iš tikrųjų kaip didelis stresą duoda kas? Sugalvojau šiandien pradėti sportuoti. Nežinau, kaip čia ateiti, kokią tą sporto rūšį pasirinkti, kad tai būtų smagu sportuoti. Kiekvienas žmogus turi susirasti prie savo širdies, kad tai būtų labai malonu. Ir tuomet jis pradeda ieškoti, ką čia dar daugiau daryti. Reikia sportuoti, tada galbūt jau nevalgyti. Sportuoti pradėti yra didelis stresas, laikytis dietos yra antras didelis stresas. Ir mes gyvename labai mažame mieste ir to mažo miesto tas sindromas, jisai iš tikrųjų yra. Žmogus pradeda sportuoti, jisai pradeda stresuoti. Jau jis, aišku, reikia surasti dar ir tą žmogų, su kuriuo tu galėtum ten kažkokių patarimų, kad jis tau galėtų duoti, ar tai būtų treneris, ar tai dietologas kažkas. Ir tuomet žmogus jau galbūt užsikabina, pradeda sportuoti, jisai pradeda jau tie rezultatai gerėja, bet kadangi mes gyvename mažame mieste ir kadangi 90% aplamai gyventojų nesportuoja, o tik 10%, gal truputėlį daugiau, tuomet tas nesportuojantis pradeda spausti tą sportuojantį, pradeda jį, kaip pasakyti liaudiškai tariant, jį ten pašiepti, kad jis tai eina ten sportuoti, gal kam jisai čia ruošiasi, gal varžybom. Ir tie geri rezultatai vėl stresuoja tą žmogų. Aišku, sportuoti dar yra ir ne taip jau ir pigu. Jeigu mes sugalvosim su dviračiu važinėtis, nebūtinai visi turime eiti į sporto klubus.
mes vis tiek šiek tiek turime į tai investuoti. Mes turim nusipirkti dviratį, gal ten lanką, gal ten šokdynę, gal ten riedučius ar abonementą į sporto klubą. Tačiau mes turim galvoti, ką mes ir gaunam už tai, kad mes galbūt mūsų susitvarkys virškinimas, gal susitvarkys nervinė sistema, gal mes jausimės mažiau nervingi, naktį geriau miegosime, tai mes iš tikrųjų gaunam labai daug su šituo. Su sportu ateina dar ir teisingos mitybos supratimas, mes pradėsim mažiau valgyti, turėsim režimą ir viskas čia bus gerai. Tačiau tas stresas, jisai visuomet yra prieš pradedant sportuoti, turėtumėm pasidomėti, kad tai būtų žmonės dirbtų, kurie galėtų tam žmogui padėti labiau. Kiek yra svarbi motyvacija? Atliekant bet kokį darbą, motyvacija yra tikrai vos ne pirmoje vietoje. Kaip atrasti norą ir kaip motyvuoti žmogų? Sportuoti galbūt ne tik pavasarį. Iš tikrųjų, ta motyvacija, vėlgi mes gyvename mažam mieste, mes neturime, dažnai moteris man sako, kad jos neturi kažkaip kur pasirodyti tą savo ištreniruotą kūną. Mes iš tikrųjų turime mažai galimybių čia kažkur išeiti. Ir mes dar gyvenam tokioj, kaip pasakyti, turim tokį klimatą, kur mes per metus turim labai mažai saulės. Ir kiekvieną rytą turim kažkaip save pasveikinti, kažkaip nusiteikti, kažkaip save motyvuoti, eiti pirmin. Ta dabar motyvacija, jeigu tai darysim dėl kažkokios draugės, aišku, jinai truks neilgai. Bet jeigu mes susirasime kažkokį tai galbūt artimą žmogų, galbūt šeima, mes vis tiek esame vienaip ar kitaip pavyzdžiai. Jeigu mes niekur nedirbame, esame namuose, tai gal mes esame pavyzdžiai savo vaikams, gal mes esame pavyzdžiai savo artimam žmogui, su kuriuo gyvenam. Jeigu mes esame kažkokios įmonės savininkė, tai tada mes esame gal ir tų darbuotojų kažkokie pavyzdžiai. Reikia mokėti tikrai kiekvieną kartą kabintis į tą ir neprarasti vilties. Norint gerai jaustis ir sutvirtinti per žiemą suglebusius kūno raumenis, būtina imtis veiksmų. Jei sugebėsite priprasti prie kasdieninio sportavimo, ant jūsų kūno nesikaups nereikalingi riebalai ir jausitės žvalesni bei energingesni. Kaip patarė sporto klubo Forma Gym savininkė trenerė Lina Vidmantienė, laiko pasportuoti būtina rasti kasdien ir ne tik pavasarį, kad ir atliekant paprastus pratimus, stiprinančius viso kūno raumenis bei padedančius pakelti tonusą. Puikiai žinome, jei norime, kad mūsų kūnas būtų nesuglebęs, stangrus ir atletiškas, turime sportuoti ir daug judėti. Dar viena labai svarbi priežastis, kodėl privalome kuo daugiau judėti ir mankštintis, kad būtume sveiki. Ne veltui sakoma, sportas – sveikata. Ne ką mažiau aktuali tema – mityba, sveika, tinkama mityba. Kaip reiktų maitintis pavasarį ir svarbiausia, kaip sveikai maitintis. Vėl tos sveikos mitybos reikia laikytis ir tą požiūrį keisti ne tik pavasarį, ištisus metus. Tos požiūrį keitimas mes turim labiau galbūt šviestis. Ne iš dienos tas viskas ateina, labai būna pamažu viskas palaipsniui, bet kartu su sportu. Ateina ir tos teisingos ir geros mitybos tiesiog siekimas, jos norėjimas, pradeda žmogus labiau domėtis. Dabar, kas liečia pačią tą mitybą, aš esu baigusi Klaipėdos universitetą pedagoginį ir esu labai daug pedagoginių žinių ir psichologinių gavus, tai labai tuo iš tikrųjų didžiuojuosi ir džiaugiuosi, nes man labai praverčia darbe. Nes kai pradedu kalbėti apie mitybą, žmonės yra susidarę tam tikrų kažkokių tiesų, kažkokių pasiskaitę kompiuterį, kažkokių forumuose, kažkokių dalykų. Iš tikrųjų, tas apie mitybą, tas visas požiūris ir kaip ją sudėlioti ir kaip teisingai sudėlioti, kad mes neturėtumėm to antsvorio ir virškinimas būtų geras. Iš tikrųjų viskas labai keičiasi, ką aš, sakykime, mokiausi galbūt universitete, tai mums ten dėstė vienaip, o po to aš, kai važiuoju dažnai į seminarus, po truputį, viskas eina tik tai pirmin. Ir požiūris didžiuosiuose miestuose, iš tikrųjų, jis jau yra pažanga labai didelė. Pas mus į mažą miestą dar gal jis nespėjęs ateiti.
Dabar kas yra pats svarbiausias dalykas, tai yra režimas. Vienokiu laiku valgyti 5 kartus per dieną, bent jau 4 kartus per dieną. Porcijos dydis labai svarbu. Angliavandenius nuo baltymų atskirti labai svarbu. Pavasarį dietą reikia rinktis itin atsargiai ir rūpestingai, juk visiems žinoma, kad pavasaris vitaminų trūkumo, įvairiausių virusinių infekcijų ir paaštrėjusių lėtinių ligų metas. Pavasarį lieknėti reikia teisingai, neskubėti ir neforsuoti įvykių. Valgykime sveiką ir skanų maistą, beveik nieko savęs neribodami, bet žymiai mažesnėmis porcijomis. Taip pat aktyviai judėkime. Mažinant porcijas valgyti reiktų dažniau, apie 5-6 kartus per dieną, daugiau gerti vandens ir ypač prieš valgį. Kasdienį racioną galima papildyti sėklomis, riešutais, žalumynais, selenimis ir nepamiršti sporto. Pavasarį tarsi įkvėpėme gaivaus, gražaus, gero oro, kaip sakoma, suteikia sparnus jisai. Kaip kvėpavimas yra susijęs su kūno mankšta? Mes su gamta esame susiję maistu ir kvėpavimu. Ir jau senovėje buvo žinoma, kad galima gydyti kai kurias ligas kvėpavimo pagalba. Pradedam sportuoti ir pradedam teisingai kvėpuoti, nes mūsų organizmui trūksta deguonies. Deguonis iš tikrųjų degina mum riebaliukus. Kuo daugiau deguonies įkvepiam, tuo mūsų organizmas gauna, energijos gauna, mes esam žvalesni, labiau aktyvesni tokie esame. O iš kur žinoti, kad tu kvėpuoji taisyklingai? Reikia uždėti rankas ant pilvuko ir jeigu pilvas jums įkvepiant šiek tiek pajuda, tuomet mes teisingai kvėpuojame. Ne visi žmonės supranta ir kartais jaučia tą savo galbūt ir pilvą ir sugebėjimų netokių turi. Kur galima to išmokti? Tiesiog kur gauti paprasčiausiai žmogui patarimų, kaip kvėpuoti? Išmokti galima tik tai vienareikšmiškai sporto klube, nes kvėpavimas yra neatsiejamas nuo sporto ir treniruoklių salėje, kada sunkiau keli štangą, tada iškvepi, ar moterim grupinėse treniruotėse, kalanetika, pilatesas, o ypatingai tai bodyflexo mankšta išmoko mus kvėpuoti. Ten izotoniniai, izometrinių pratimų pagalba mes darom pratimą ir tuomet mūsų įkvėptas oras nueina būtent į tą vietą, ir tenai mums degina riebaliukus. Būtent šita mankšta yra skiriama tokiom probleminiam vietom, tai yra pilvukas, šlaunis ir kiti kūno raumenys. Tai moterim yra labai labai naudinga ir galima, aišku, lankyti treniruotės porą kartų per savaitę, o galima ir kursus praeiti, išmokti to kvėpavimo ir tada kvėpuoti namuose. Norėdami tapti sveikesni, turime išmokti ir taisyklingai kvėpuoti. Žmonės paprastai kvėpuoja negiliai, todėl organizmas negauna pakankamai deguonies. Tiems, kurie niekad neužsiėmė jokia fizinė veikla, rekomenduojama bodyflex kvėpavimo mankšta. Ši mankšta padeda sudeginti kūno riebalų perteklių, tokios mankštos rezultatas – puiki sportinė forma ir žvalumas. Taisyklingo kvėpavimo galima išmokti ir kursų pagalba. Ši programa ypač patraukli, nes galite ją pritaikyti bet kokiam fiziniam pasirengimui. Jei negalite atlikti tempimo dėl nugaros ar kelių skausmų, atlikite tik kvėpavimo pratimus. Vien tik gilusis kvėpavimas duos didžiulės naudos, suteiks žvalumo ir sustiprins jūsų organizmo imuninę sistemą.